Labas. Ralio sezono metu kalendorius yra svarbus. Po ralio iki kito ralio yra laisvo laiko. Kartais nedaug. Bet svarbiausia, juk ralyje ne laikas, o komanda, kurią sudaro technikai, mechanikai, vadovai, vairuotojai, šturmanai. Renaldas Šeinauskas toks yra, jo pilna visur. Tad likus kelioms dienoms iki mini ralio Kražiai 2023 kviečiu pažiūrėti, kuo Renaldas džiaugiasi, apie ką svajoja ir kas kartais jį liūdina. Uteniškis, tėtis, vyras, kuklus servizo vadovas sutiko pasikalbėti savo servizo aplinkoje. Nesu aš čia vienas ir nėra viskas manyje, čia galbūt labiau mes sutapom, sulipom su mūsų auksiniais mechanikais, kaip aš juos vadinu, tai požiūris labai sutapo. Dėl ko aš sakau kukliai vadovas, aš nesu vadovas ir nemėgstu to tokio vadovaut, kalt, tu turi padaryti. Ne, tai turi būti komanda, tai turi eiti iš vidaus, tai turi būti toksai laisva forma tas veiksmas, nes mums yra principas, kad sportinis automobilis pasiektų finišą. Standartiniai automobiliai, kuriuos mes prižiūrim, kad klientas negrįžtų su kažkokiu tai neprisuktu ratu ar ten vėl varvančiais tepalais, tai mūsų tas požiūris, kad neturi būti du kartus, ar ne? Tai tuo vadovaujantis, tas mūsų požiūris sutapo su komanda ir to pasiekoje aš tikiu, kad tas mums leidžia augti, tobulėti ir eiti į priekį. Jau 15 metus Renaldas džiaugiasi konstruodamas bei vairuodamas lenktyninius automobilius. Iš tikrųjų labai viskas paprastai prasidėjo nuo to, kad kai sulaukiau 18 metų, mano tėvai nėra nesu iš turtingos šeimos, tai mama man padėjo finansiškai išsilaikyti vairuotojo pažymėjimą ir tėtis tada turėjo 2 BMW, kaip dabar žinau, ir sako, tu, kad čia tėtis, sakau, teisės turiu, galiu išlėkti, sako, kad čia išsilaikiai teisės, tai dar nereiškia, kad moki vairuoti. Ir to pasiekoje pradėjau pats iš tikrųjų prie automobilių konstruoti juos, kadangi esu iš Utenos, gimęs augęs, tai Utenoje turgus didelį, tai prasidėjo ta virtuvė konstravimo automobilių, pardavimai. Na ir aš manau, kad mano pirmas ralis taip ir viskas išaugo, kad iki to, kad tai sukonstruojam sportinį automobilį, na ir aš manau, kokią 20-21 startavau Utenoje pirmą ralį. Tai sakykime, nebuvo taip, kad važiuoju nenutrūkstamai visus ralius. Tai būdavo išvis ten pirmi sezonai, 2 raliai į sezoną ir labai džiaugdavais ir džiaugdavais dar kitiem padėdamas, prie kitų pabūdamas per tos ralius. Tai visgi reikia ralio ar ne? Ralio sezonas neleidžia atsimerkti, bet Renaldas džiaugiasi, nes iš ralio daugiau gavo, nei tikėjosi gyvenime. Šitas klausimas man pačiam labai dažnas galvoja ir atrodo, kam to reikia viską mest, viską spjauti ir čia, tas ralis, čia savaitgaliai parduoti, čia tik tai pasižiūri, vasara ateina ir jau ruduo, nes ralio sezonas baigėsi ir tik tai tada tu atsimerkt gali. Bet iš kitos pusės autosportas, ralis labai daug davė, netgi labiausiai, man nepamatuojama, tai komanda. Ta komanda, kurią mes turim dabar, mes turim servizą, mes turim mūsų, sakykime, tas netgi hobis išaugo į pragyvenimo šaltinį, mes iš to gyvenam. Tai aš, sakykime, iš vienos pusės liktai atima, liktai tiek pinigų investuoja į tos automobilius, atrodo kam, bet iš kitos pusės tai veda į priekį. Ir tą duoną suteikia tie automobiliai, tai manau, kad taip. Nepasakyčiau, kad atėmė, tik tiek, kad laiko prasme galbūt. Ankstesnėje laidoje matėte Katažiną Šeinauskienę, kuri minėjo, kad ją į automobilių sportą pakvietė vyras. Bet štai pats Renaldas sako, kad tai sumažino palaikymo komandą, tačiau yra laimingas, kad žmona drąsi. Kažkaip nepavyko man jos atkalbėti. Gal labiau nebeturiu palaikymo šeimyninio, nes net labiau pats pergyveni dabar dėl šeimos, ne kiek dėl savęs. Toks kartais pasvajoji, būtų faina, kaip kiti lenktynininkai pasižiūri, kad
Tas pats, paimkim, puikus pavyzdys Giedrius Notkus. Nu, Giedrius lenktyniauja jau kiek metų, bet visada šeima šalia atvažiuoja, palaiko, serga. Ir toks pasižiūriu, šitą tai aš neturiu, bet žinai, turiu ką kitą. Tai taip kartais pasvajoja bet džiaugiuosi tuo, ką ir turiu, kad smagu, kad pati žmona lenktyniauja. Mėgstate svajoti? Renaldas mėgsta ne tik svajoti, bet ir įgyvendinti savo norus. O šiuo metu svajoja, oho. Vieną įgyvendinau. Kelis metus svajojau peršokti upelį ir net jau prieš jį įgyvendinant, tai buvo irgi mintis, ką man to upelė. Tiesiog paimsiu ir peršoksiu, padarysiu tą rekordą ir viskas. Bet negaliu, nes savo pažadėjau. Aš norėjau nuotraukos virš upelio, man taip matau upelio vaga ir skrendantis automobilis. Ir aš žinau, kad aš ramiai nemiegosiu, aš turiu peršokti tą upelį. Tai tą padariau. O šiai dienai svajonė tai yra, man svajonė yra Gimkhana. Aš labai mėgstu, man buvo dievaitis Kemblokas, ant tobulą, ką jis darė. Man labai patinka Amerikos tas požiūris, tas šou požiūris ir kaip jie tą Gimkhaną darydavo, kokius triukus išdarinėjo, kaip miestus uždarinėjo, tai noriu padaryti Gimkhaną. Tik tai ar šiais metais man jau pavyks, nežinau, bet kažkada tikrai pavyks. Man smagu, kad Aš realistas projekto nugalėtojas Markas yra pastebimas ir Renaldo. Štai ką jis sako apie Marką bei kitus jaunus lenktynininkus. Markas šaunuolis, aš kažkaip gal jis net biškai viršė mano lūkesčius, tai galvoju, bus greitas bičas, bet kad jau dabar toks greitas, gal nors ir Emilis taip pat irgi galvoju, bus greitas, bet vis tiek sakiau, 2-3 sezonai apsitrinti, netgi tą patį Emilį irgi sakau, tu nesikaršiuok, dar tu čia pirmas sezonas, apsiprask, suprask, kas vyksta. Bet žiūri, jaunimas jie mažai klauso, žiūrėkit, ir Markas karštas, ir Emilis, ir ta kova, mane žavi. O jūs ar norite patirti, ką reiškia ralis? Primenu, kad jau startavo registracija į 4. Aš realistas sezoną. Tiesa, keičiasi taisyklės. Įdomu? Užeikite į ralistas.lt, ten rasite visą informaciją ir galbūt kitose laidose kalbinsime jūs. O dabar sakau iki greito. Su daugeliu pasimatysime jau šį savaitgalį Kražių apylinkėse mini ralyje Kražiai 2023.